Meditacija nuo nerimo ir panikos atakų. Kelionė į vidinę ramybės salą. Atsisėskite arba atsigulkite patogiai. Leiskite kūnui surasti tokią padėtį, kurioje nereikia nieko daryti, laikyti, kontroliuoti ar taisyti. Šią valandą jums nereikia niekur skubėti, nereikia nieko pasiekti, nereikia nieko niekam rodyti. Jūs galite tiesiog būti. Užmerkite akis ir lėtai įkvėpkite per nosį. Ramiai iškvėpkite. Dar kartą. Lėtas įkvėpimas ir ilgas, minkštas iškvėpimas. Tegul kiekvienas iškvėpimas tampa tarsi signalas jūsų nervų sistemai. Dabar saugu. Dabar galiu atsipalaiduoti. Dabar galiu būti čia. Atkreipkite dėmesį į vietas, kuriuose kūnas liečiasi su paviršiumi. Ir pajuskite savo kulnus. Bluzdas. Šlaunis. Pajuskite savo dubenį. Nugarą. Rankas. Pečius. Pakaušį. Nieko nekeiskite, tiesiog stebėkite. Kūnas žino, kaip atsipalaiduoti. Jam nereikia jokių instrukcijų, nereikia jūsų leidimo. Tiesiog kreipkite dėmesį į tas kūno vietas, kurias aš vardinu, ir kūnas atsipalaiduos. Leiskite pečiams nusileisti. Palaiduokite apatinį žandikaulį. Atpalaiduokite liežuvį. Leiskite savo akims ilsėtis. Kakta lygiai atpalaiduota, minkšta ir rami. Įsivaizduokite, kad jūsų kvėpavimas kaip tokia švelni jūros banga. Kvėpimas, banga ateina, iškvėpimas pasitraukia. Jūs nieko nestumėte, nieko netempėte,
tik stebite. Kaip stebėtumėte bangas pajūryje. Kiekviena banga ateina ir išeina. Lygiai taip pat ateina ir praeina mintis. Ateina ir praeina pojūčiai. Ateina ir praeina emocijos. Ir net nerimas ateina ir praeina. Jis nėra amžinas ir jisai nėra jūs. Jis yra tik laikina būsena, kaip debesis danguje. Dabar suvokite, nerimas nėra priešas. Nerimas yra nervų sistemos bandymas jūs apsaugoti. Tiesiog kartais nervų sistema tampa pernelyg budri, tarsi signalizacija, kuri įsijungia net tada, kai nėra pavojaus. Panikos ataka taip pat nėra pavojinga. Ji gali būti labai nemaloni, tačiau nėra pavojinga. Jūsų širdis žino, ką daro, jūsų plaučiai žino, ką daro, jūsų kūnas žino, ką daro. Jis tiesiog trumpam persijungia į padidinto budrumo režimą. Paskui grįžta į pusiausvyrą, kaip audra, kurios visada ateina ramybė. Dabar savo vaizduotėje keliausime į ramybės salą. Įsivaizduokite, kad stovite prie ramaus jūros kranto. Šilta diena, minkštas smėlis po kojomis, tolumoje girdėsi bangų ošimas. Virš galvos plaukia balti debesis ir jūs esate visiškai saugioje vietoje. Ši vieta priklauso tik tai jums. Tik jūs galite čia patekti, tik jūs galite pasiekti šią vietą. Prie kranto jūsų laukia nedidelė valtis. Įlipkite į ją. Patogiai įsitaisykite. Valtis pradeda lėtai slysti vandens paviršiumi. Vanduo ramus, dangus ramus. Ir su kiekvienu irklu jūsų vidus tampa vis ramesnis. Kiekvienas judesys tolina jus nuo įtampos. Kiekvienas judesys tolina jūs nuo baimių, nuo rūpesčių, nuo nuolatinio minčių triukšmo. Jūs irkluojate, lėtai slystate vandens paviršiumi ir po kurio laiko horizonte pamatote salą. Nuostabi, žalia,
rami sala. Jūs išlipate. Pajuntate šiltą žemę po kojomis. Aplinkui auga dideli medžiai, pušys, užuodžiat gėlių kvapą, gaivų orą. Šitoje saloje nėra nei nerimo, nei skubėjimo, jokių grėsmių. Tai yra vieta, kur jūsų nervų sistema prisimena savo prigimtinę būseną. Ramybės būseną, pusiausvyros, saugumo būseną. Einate taku, prieinate didžiulį medį. Jo kamienas platus, šaknis gilios, o šakos siekia dangų. Atsisėskite po juo. Pajuskite jo stabilumą, jo stiprybę ir jo ramybę. Įsivaizduokite, kad iš medžio šaknų kyla šilta auksinė šviesa. Ir ši šviesa pasiekia jūsų pėdas. Kyla virš, siekia blauzdas, kelius, šlaunis, dubenį, pilvą, krūtinę, rankas, pečius, kaklą, galvą. Visas kūnas ir visa nervų sistema pamažu prisipildo šios šviesos. Dabar įsivaizduokite, kad nerimas turi formą. Galbūt tai debesėlio forma, galbūt šešėlio, galbūt mažo išsigandusio vaiko. Pažvelkite į šią formą. Be baimės, be kovos ir paklauskite, ko tu mane nori išmokyti. Ir tuomet leiskite atsakymui ateiti. Įsiklausykite į atsakymą. Atsakymas gali ateiti žodžių pavidalu, vaizdinių, jausmų pavidalu. Leiskite atsakymui ateiti. Ko nori nerimas? Galbūt jis nori daugiau poilsio, galbūt daugiau meilės sau, gal mažiau kontrolės,
galbūt daugiau pasitikėjimo gyvenimu. Tiesiog klausykitės atsakymų. Dabar vėl įsivaizduokite savo nerimo formą ir apgaubkite visą šį nerimą švelnią šviesą. Kaip rūkas apgaubia žemę, kaip rytinė saulė. Ir pamatykite, kaip pamažu nerimo forma pradeda tirpti, šviesėti, lengvėti, kol galiausiai tampa šviesa ir susilieja su aplinka. Nereikėjo nieko nugalėti, nereikėjo nieko sunaikinti. Tiesiog pakako priimti. Dabar dar kelias minutės mes tiesiog pabūsime šioje saloje, jausdami saugumą, ramybę, stabilumą, pasitikėjimą. Tiesiog stebėkime savo kvėpavimą, įkvėpimus ir iškvėpimus. Jeigu atsiranda mintis, leiskite jom tiesiog plaukti kaip debesim. Įsivaizduokite, kad jūsų mintis yra debesis. Atplaukia ir nuplaukia. Jeigu pastebėsite emocijas, leiskite ir emocijom ateiti ir praeiti. Jums nereikia nieko daryti. Jūs jau esate saugus.
pamažu pradėsime grįžti atgal. Atsisveikinkite su sala, su medžiu, su šviesa, žinodami, kad ši šviesa, ši vieta visada egzistuoja jūsų viduje. Bet kurią akimirką galite grįžti į šią salą. Jūs vėl sėdate į valtį ir lėtai plaukiate atgal. Jūra ramiai, dangus ramus ir jūs ramus. Pamažu pasiekėte krantą ir pajuskite savo kūną. Giliai įkvėpkite ir su iškvėpimu pajuskite rankų kojų pirštus ir pradėkite juos švelniai judinti. Pajudinam rankas, kojas, pasirąžome. Ir galime pasisukti ant dešinio šono, mintyse pakartoti sau: aš esu saugus, ši akimirka yra saugi, mano kūnas moka nusiraminti, mano nervų sistema grįžta į pusiausvyrą. Ir tuomet, kai būsite pasiruošę, lėtai atmerkite akis ir pasiimkite šią ramybę su savimi į likusį dienos ar vakaro dalį. Meditacija baigta.